Yra žmonių, kuriems propaganda taip yra makaronų prikabinus. Žmonės yra emociškai užsiangažavę, jie turi išankstinį įsivaizdavimą. Norėtųsi kreiptis dėl to, kad valstybėje vyksta slenkantis užėmimas nacionalinio visuomeninio transliuotojo. Jūs čia visiškai nesuvokėt situacijos. Solidarizuodamiesi su visa pilietinė visuomenės dalimi, kuri protestuoja, sakome, kad patraukite rankas nuo laisvo žodžio ir tuo pačiu raginame ir jūs išsakyti tokią pat poziciją. Audriau, nesupykit, bet jūs pats esat pavyzdys to žmogaus paveikto propagandą. Labai stipriai abejoju. Jiems tenais kažkas, taip sakant, makaronus kabina, o jie labai nori su jais vaikščioti. Taip kad matot, pons Audriau? Tai aš pasakiau tai, ką norėjau pasakyti, o tai, ką jūs įsivardinate ir kaip jūs interpretuojate, yra jūsų interpretacija. Tai suprantat, pons Audriau, jūs supraskit va tą dalyką, išeikit už savo tam tikrų mąstymo rėmų. Jūs pats esat tokiuose labai siaurose rėmuose ir per labai siaurus rėmus žiūrite į pasaulį. O tos rėmus jums uždėjo dabartinė propaganda, kuri šiandieną Lietuvoje funkcionuoja.